Jūsų centre yra atliekamos dar procedūros, kurių mums net neteko nufilmuoti. Norėčiau pakalbėti tada apie tariamąjį vyniojimą. Šiaip, turbūt nemažai yra vietų, kur atliekama ši procedūra. Tiesiog mūsų centre, kadangi atliekama dažniausiai derinyje su kitom procedūrom, tai rezultatai fantastiški. Šiaip jinai skirta, aišku, pirmoje eilėje žmonėm sergantiems nutukimu, kovojantiems, bet ir šiaip yra labai maloni procedūra, kuri suteikia tokio ilgo poilsio, lyg tai grįžęs žmogus iš ilgo atostogų. Jos trukmė yra apie 2 valandas. Iš pradžių atliekamas viso kūno šveitimas, taip vadinamas pilingas. Toliau su atitinkamom priemonėm limfadrenažinis masažas ir pats tariamojo vyniojimo paklotė. Po to dušas ir dar... Ar ten, atsiprašau, kokį purvą pašildytą vyniojat ar... Dumblių masę. Kadangi pirmiausia tai veikia detoksikuojančiai, išvalo šlakus, išvalo toksinus, skysčių perteklių, tai nepakeičiama procedūra, būtent pradedant mesti svorį. Ir, pavyzdžiui, derinyje su ultragarsu, tai rezultatai įspūdingi iš tikrųjų. Nors ir šiaip paslauga, procedūra šita yra labai, labai maloni tuo, kad, kaip žmogus būna po pirties, sakysim, jaučiasi po pirties, po saunos, tik tai, kad jos poveikis yra geresnis tuom, kad neliečiami kvėpavimo takai ir veidas. Šiaip jausmas taip toks, kad liktai augtų sparnai. Taip ir būtų grįžęs iš po atostogų.